Au. Jei kada nors esate pažvelgę į elektroninį gaminį iš vidaus arba turite bendrų žinių apie elektroniką, tikriausiai esate matę arba girdėję apie kondensatorių. Kondensatorius kaupia elektros energiją, panašiai kaip baterija, tačiau visiškai kitų būdų. Baterija kaupia savo energiją cheminėje medžiagoje, kurią vėliau galima paversti elektros energiją ir panaudoti norimam prietaisui maitinti. Tuo tarpu kondensatorius iš tikrųjų kaupia elektros energiją statinės elektros pavidalu. Tai reiškia, kad jį galima įkrauti ir iškrauti daug greičiau nei baterija. Tačiau yra ir tam tikrų trūkumų. Čia turiu variklį ir sraigtą pritvirtintus prie medžio gabalo, kad tikiuosi jis nenuskristų. Taip pat turiu baterijos elementą ir kondensatorių. Dabar galiu prijungti šią bateriją, kad jį maitintų elektros variklį. Taip pat turėčiau galėti panaudoti kondensatorių, kad jis atiduotų savo elektros energiją ir maitintų variklį. Au. Tai yra visiškai išsikrovęs kondensatorius. Taigi iš to greito bandymo galite suprasti, kad kondensatorius turi gerokai mažesnį energijos tankį nei baterija. Ir čia atsiranda superkondensatoriai. Superkondensatorius veikia panašiai kaip įprastas kondensatorius, tačiau jis yra šiek tiek pažangesnis ir gali sukauti daug daugiau energijos. Ne tiek daug, kiek baterija, bet jis gali būti įkraunamas ir iškraunamas gana greitai. Tai kaip būtų, jei prijungtume tai prie variklio? Gerai, tai šiek tiek prastas sujungimas, tiesiog laikant laidus taip. Bet tai turėtų jums gana aiškiai parodyti, kad superkondensatoriai turi daug didesnį energijos tankį nei paprasti kondensatoriai. Iš tikrųjų, superkondensatorius turi pakankamai energijos, kad galėtų maitinti tokį mažą lėktuvėlį, kuris gali būti įkrautas per kelias sekundės. Ir maitina šį lėktuvą gana ilgą laiką. Šis lėktuvas yra tikrai šaunus, bet vis tiek manau, kad jis neišnaudoja viso superkondensatoriaus potencialo. Taigi manau, kad laikas pakelti kartelę aukščiau. O galbūt šiek tiek daugiau. Aš naudosiu 6 šiuos superkondensatorius, kad maitintų 500 W bešepetinį variklį su dideliu sraigtu. Ir pažiūrėsiu, kaip aukštai galiu paleisti elektrinę raketą. Pirmyn. Gerai, prieš sutrumpinamas laidus ir viskas tvarkydamas tvarkingiau, noriu greitai išbandyti, kad įsitikinčiau, ar viskas teisingai sujungta ir ar superkondensatoriai gali maitinti variklį. Tai tiesiog nurodo greičio reguliatoriui, ką daryti. Ir turėčiau galėti sutrumpinti juos prie baterijos. Labai nerekomenduoju to daryti, bet dar neuždėjau jungties. Taigi, įkišu tai čia per 3, 2, 1. Galbūt reikia ilgiau pakrauti. Au. Šiuo metu prie baterijos nieko neprijungiau. Ar turėtume padidinti gazą ir pažiūrėti, ar jis suksis? Tai čia. Niekas nekrauna kondensatorių. Taigi, tas variklis veikia 100% tik iš šių superkondensatorių. Tai taip šaunu. Žiūrėk, baterija visiškai atjungta. Čia yra labai maža baterija, kuri maitina servo testerį, bet ji nesuteikia jokios energijos sistemai. Taigi, kas taip pat bus įdomu, kai variklis įsijungs, kokia bus žemiausia įtampa. Šis greičio valdiklis yra skirtas mažiausiai 2 elementų ličio polimerų baterijai, kuri bus apie 7,4 V. Taigi bus įdomu pamatyti, ar jis išsijungs. Šiek tiek padidinkite greitį. Ir manau tiesiog palauksime, kol superkondensatoriai išseks. Variklis, žinoma, taip ilgai neveiks, kai ant jo bus sraitas, nes tada atsiras daug didesnė apkrova. Bus sunaudojama daug daugiau srovės. Taigi nors dabar jis veikia ilgai, jis nėra apkrautas, todėl tai visiškai tikėtina.
Gerai, atrodo, kad jis nebeveikia. Taigi, akivaizdu, kad superkondensatoriai yra pakankamai žemos įtampos, kad greičio valdiklis išsijungtų. Ir patikrinkime įtampą. 6,4 voltai. Taigi taip, variklis įsijungia ties 6,4 voltais, o tai tikriausiai nėra pakankamai galiai, kad pakeltų ką nors rimtesnę. Todėl tai nėra problema. Dabar, kai žinau, kad maitinimo sistema veikia, aš susitvarkysiu laidus ir litavimą, sujungsiu viską kartu, o tada galėsime pereiti prie parašiuto išleidimo mechanizmo. Gerai, štai turime baigtą superkondensatoriais varomą raketą. Viršuje čia turiu variklį ir sraigtą, tai yra traukos blokas. Priežastis, kodėl jis yra viršuje, nėra dėl stabilumo. Nesvarbu, kurioje raketos vietoje yra traukos blokas, jei pasidomėsite švytuoklės raketos klaidinga teorija. Priežastis, kodėl jis yra viršuje, o ne apačioje, yra ta, kad jei sraigtas būtų apačioje, kiltų problemų dėl atstumo iki Žemės. Man tektų daryti didelės mentis, kad jos apeitų sraigto šonus. Ir taip pat, jei man reikės pridėti kokią nors kreipiančiųjų bėgių sistemą raketos šone, sraigas turi būti gerokai atokiau nuo tos kreipiančiųjų sistemos. Taigi, iš esmės turime draudžiamą zoną disko formos, kai sraigtas kyla nuo Žemės. Taigi, turint jį viršuje, tiesiog išsprendžiamos visos prošvaisos problemos. Variklis maitinamas arba valdomas per šį elektroninį greičio reguliatorių. Jis yra 30 amperų ir, šiuo metu jis nustatytas maždaug 18 voltų, bet, manau, gali veikti iki 25 voltų. Ir tada, žinoma, turime visą superkondensatorių bloką. Iš viso yra 6 superkondensatoriai. Taip yra todėl, kad superkondensatoriai paprastai būna gana žemos įtampos. Kiekvienas iš jų yra skirtas 3 voltams, todėl 6 sujungti nuosekliai sudaro 18 voltų. Visi jie akivaizdžiai prijungti prie greičio valdiklio, tiesiai prie variklio. Turėti visą masę viršuje yra tai, ko reikia, kad raketa būtų stabili. Ir taip pat, turint superkondensatorius taip arti variklio, reiškia, kad turėčiau galėti daug geriau perduoti energiją. Nereikės storų laidų einančių iki apačios. Dabar tikriausiai matote šį geltoną daiktą čia. Tai iš tikrųjų yra jungtis, per kurią aš įkraunu raketą. Tai toks pat, kokį turiu ant daugelio savo baterijų ir aš tiesiog parodysiu jums, kaip aš ją įkraunu. Taigi, jie įjungsiu savo radijo valdymą. Turėčiau galėti jį prijungti ir palaukti kelias sekundės ir tikriausiai jis bus įkrautas. Ir tada galėsiu tiesiog valdyti droselį. Štai kas yra šaunu turint šiuos superkondensatorius. Galiu visiškai įkrauti raketą vos per kelias sekundės. Taigi galime atlikti daugybę paleidimų, naudodami tik vieną bateriją. Dabar, judėdami žemyn raketą, matome parašiuto išleidimo sistemą. Tai beveik kaip apversta raketa, nes paprastai raketos turi parašiuto viršuje, o trauką apačioje. O ši raketa turi trauką viršuje, o parašiutą apačioje. Dabar aš įmontavau ją į sparnelį sistemą, o išskleidimo būdas yra toks. Visa ši sparnelė dalis yra padalinta į dvi pusės ir yra gumytė, kuri laiko šias dvi pusės kartu ir prispaudžia jas prie vamzdelio. Taigi, jei aš perjungsiu šį jungiklį, jis turėtų pajudinti mažą servo mechanizmą, kuris yra čia viduje, ir tai turėtų išskleisti parašiutą. Dabar kai kurie iš jūsų, kurie labai atidžiai stebėjote, kai aš konstravau raketą, galbūt pastebėjote, kad šis sparnelio konstrukcija šiek tiek skiriasi nuo tos, kuri buvo vaizdo įrašo kūrimo dalyje. Ir taip yra todėl, kad tai iš tikrųjų yra antrosios versijos kondensatorinė raketa. Taigi, ką aš dabar padarysim, atsuksiu laiką kelias dienas atgal, kad parodyčiau, kas nutiko pirmosios versijos raketai. Taigi, dar nesukūriau tinkamos paleidimo aikštelės, bet oras dabar toks geras, kad nusprendžiau tiesiog greitai išbandyti. Tiesiog pakelkime ją šiek tiek aukščiau, arba bent jau pažiūrėkime, ar jį veikia, ir patikrinkime parašiuto įsiskleidimą. 3, 2, 1. Gerai, tai buvo įdomu. Gerai, antrasis bandymas. 3, 2, 1. Mes galime turėti šiokių tokių problemų.
Taip, dabar kai praleidau kelias dienas perdaidamas raketą, padariau keletą pakeitimų viršutinėje dalyje, kad ji būtų daug tvirtesnė. Taip pat modifikavau tvirtinimo tašką čia, kur stabilizatoriai tvirtinasi prie korpuso. Taigi tikiuosi, kad jie bus daug standesni skrydžio metu ir galės pakankamai stabilizuoti raketą, kad ji nesprogtų. Jie taip pat daugiau nebesisuka. Taigi, kaip manai, gal einam ir išbandysim jį bandomajame skrydyje, kad pamatytume, ar šis daiktas iš tikrųjų skris. Ima. Gerai, štai ir pradedam. Turiu mažą medinę lentelę kaip paleidimo aikštelę. Turiu raketą, bateriją įkrauti ir pultelį. Ką aš padarysiu? Pakelsiu droną į orą ir paleisiu šitą daiktą į dangų. Dabar vėjas labai ramus. Šiek tiek ūkanota. Ir debesuota. Bet čia tik... Variklis turi signalizaciją. Taigi po 10 minučių, jei pametu raketą, ji pradeda pipsėti. Tiesiog reikia šiek tiek pridėti gazo, kad tai sustabdyčiau. Gerai, pakelkime droną į orą. Gerai, dronas jau vietoje. Man reikia įkrauti raketą, naudodamas akumuliatorių paketą. Turėtų būti pakankamai įkrauta. Gerai, taigi bandysiu tai nufilmuoti tuo pačiu metu valdydamas, nes manau, kad tai gali būti geriausias būdas tai padaryti. Pamažu didinsiu variklio apsukas ir tada duosiu pilną gazą, pažiūrėsiu, ar šis dalykas veiks. 3, 2, 1. Taip. Gerai, o tada išsiskleidžia parašiutas. Taip gerai. Ar galiu priartinti? Štai taip. Taip. Aš toks laimingas. 3, 2, 1. Taip. Teisingai. O tada parašiuto iškreidimas. Tai taip gerai. Ar galiu priartinti? Štai taip. Tai iš tikrųjų veikia daug geriau nei tikėjusi. Na, bent jau iš tų pirmųjų bandomųjų skrydžių. Sraitas atrodo šiek tiek išlenktas, bet galiu jį tiesiog ištiesinti ar pakeisti sraigtą. Tikiuosi, kad šlapia žolė nieko nesugadino. Paruoškite dar vienam bandomajam paleidimui. Gerai, tada aš paruošiau dar vienam bandomajam paleidimui, dar neįkrovau, nes reikia pakelti droną į orą. Bet iš to pirmojo bandomojo paleidimo akivaizdu, kad viskas pavyko tikrai gerai. Iš tikrųjų, aš anksčiau išjungiau droselį, nes maniau, kad jis skrenda link tų medžių, bet jis nusileido tik maždaug už 20 metrų. Taigi šį kartą daug ilgiau laikysiu gazą. Pažiūrėsim, ar galim pakilti aukščiau. 3, 2, 1. Taip. Susikoncentruok. Dabar tai atrodo gana patikima. Taigi tame skrydyje vis dar šiek tiek anksčiau uždariau droselį. Dabar labai sunku pasakyti, kaip toli skrenda raketa, nes bandau žiūrėti per šios kameros vaizdo ieškiklį, kol jas filmuoju arba valdau. Maniau, kad jis skries netoli šių elektros linijų, bet vis dar yra gana toli nuo bet kokių objektų. Bent jau parašiutas sėkmingai išsiskleidžia. Ir viskas atrodo nepažeista. 3, 2, 1. Ne, skleiskis. Oh. Tai buvo taip arti. Taigi labai lengva paskubėti pakuojant parašiutą, kai esu čia lauke. Bet manau, kad kitą kartą būsiu atsargesnis, nes tai buvo labai pavojinga situacija. Nežinau, kur jau taip darosi. Galbūt greičio valdiklyje yra šiek tiek vandens. Atrodo, kad dabar veikia gerai. Taigi. Aš tiesiog toliau leisčiau šitą. Tai tikrai smagu.
Patris. Tai vienas. Tai berniuk. Patris. Vienas. O. Taip, šioje situacijoje parašiutas neįsislydė. Manau, ką tik pasakiau patį akivaizdžiausią dalyką. Gerai, eikime pažiūrėti, kas nutiko raketai. Tikiuosi, ji nesulūžo. Nes man reikės atlikti šiek tiek remonto. Mano kojos, batai ir kojinės permirkė iki kaulų. Taigi manau, kad vis tiek laikas eiti vidun. Taip. Atrodo, kad tai susprogdino pelekus. Kas erzina, nes man baigėsi mėlynas siūlas. Teisingai, bet manau, kad mums vis tiek pavyko kelis kartus sėkmingai paleisti. Taigi. Eikime vidun ir apibendrinkime šį projektą. Kai surinksiu visas dalis ir sudėsiu jas į savo krepšį. Štai ir turime. Superkondensatoriais varoma raketa. Esu tikrai patenkintas, kaip įbiliausiai skrido. Ypač po tų pirmųjų bandomųjų skrydžių, kurie labiau priminė sprogimus. Parašiuto išslydimas veikia beveik visada, išskyrus aišku paskutinį kartą. Nesu tikras, kokį aukštį pasiekė raketa, bet per vieną iš skrydžių aš laikiau droną maždaug 80 metrų aukštyje, o raketa buvo šiek tiek žemiau, gal apie 60 metrų aukštyje. Taigi, manau, šiek tiek mažiau nei 200 pėdų. Darydamas šį projektą daug sužinojau apie superkondensatorius. Žinau, kas yra elektrolitinis kondensatorius iš kasdienių elektronikos komponentų, bet neturėjau jokio supratimo apie superkondensatorių galimybės. Buvau apie juos girdėjęs, bet visada maniau, kad tai yra ateities dalykas, apie kurį kalbama greitai įkraunamų elektromobilių kontekste. Taigi iš tikrųjų galėti juos panaudoti kažkame tokiame buvo iš tiesų labai gerai. Buvo labai smagu apie tai sužinoti. Labai jums dėkoju, kad žiūrėjote. Ir jei jums patiko šis vaizdo įrašas, prašau paspausti patiktuką. Jei esate naujas mano kanale, prašau paspausti prenumeruoti žemiau, o didžiulis ačiū visiems mano rėmėjams už palaikymą visą šį laiką, kol kūriau šios projektus. Manau, praėjo maždaug 3 savaitės nuo mano paskutinio projektą, daugiausia dėl šių sprogimų ir mokymosi apie šiuos kondensatorius. Taigi labai ačiū visiems mano rėmėjams, kad padarėte šiuos vaizdo įrašus įmanomais ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Viso gero! O, šalta.